Sveiki! Šiame vaizdo įraše aptarsiu svarbiausius pamokų vedimo naudojant Classvoice aspektus. Tam, kad parodyčiau įvairias galimybės, naudosiu paruoštus biologijos pamokų pristatymus, mokomuosius žaidimus, pasitelkiamus informatikos pamokose ir testus skirtus matematikos bei fizikos pamokoms. Trumpai priminsiu, kad bibliotekoje galite priskirti projektus 4 skirtingiems pamokų etapams – įvadas, įsiminimas, kartojimas ir apibendrinimas. Taip lengviau įvertinti naudojimąsi medžiagą. Pereikime į biblioteką. Ieškau išteklius naudodamas vidinės paieškos funkciją, pavyzdžiui, apie roplius. Patikrinu miniatiūrose pateiktą informaciją ir pasirenku tą, kuri padės supažindinti mokinius su nauja biologijos pamokos tema. Naudojant išsame peržiūrą lengviau patikrinti, ar projektas atitinka mano poreikius. Norint paleisti pristatymą, tereikia spustelėti mygtuką vykdyti. Ši medžiaga apima aiškius bei lakoniškus vaizdus, padedančius perduoti svarbią informaciją. Be to pateikiama daug naudingų įdomybių ir interaktyvių elementų. Šis įvairialypis turinys padeda mokiniams įsiminti svarbiausią informaciją ir ilgiau išlaikyti dėmesį. Bet kurį pristatymą galite nutraukti, paspausdami mygtuką X esantį apatinėje juostoje arba klavišą Escape klaviatūroje. Pereikime prie kito projekto. Kadangi esu informatikos mokytojas, mane domina šios kategorijos projektai. Noriu įdomiai pateikti informaciją apie saugumą internete, pavyzdžiui, pasitelkdama žaidimą su mokiniais. Prieš prasidedant žaidimui matysite pradžios ekraną. Jame rodoma tokia informacija. Šios temos klausimų skaičius, kuris nurodo didžiausią žaidimo turų skaičių. Tada galite rinktis iš siūlomų žaidimų. Pasirinkite norimą nustatymą toliau. Šie nustatymai gali skirtis ir priklauso nuo pasirinkto žaidimo. Žaidžiant protų mūšio žaidimą, klasėje, kurioje yra 20 mokinių, rekomenduojama rengti 8 turus. Norint žaisti žaidimus, reikia Classpad įrenginių. Spustelėkite mėlyną mygtuką ir juos paruoškite. Galima įjungti Classpad įrenginių miego būseną, kad būtų taupoma baterijos energija. Trumpai spustelėjus pagrindo mygtuką, išjungiama visų į bazinę stotelę įdėtų įrenginių miego būseną. Jei norite išjungti vieno Classpad įrenginio miego būseną, paspauskite bet kurį jo mygtuką. Programėlėje gausite priminimą pirmiausia išdalyti įrenginius mokiniams, būtinai kiekvienam mokiniu paduodant jai priskirtą įrenginį. Sėkmingai atlikus šį veiksmą, mokiniai patvirtina, kad jie pasiruošę paspausdami bet kurį Classpad įrenginio mygtuką. Netrukus jums parodysiu, kaip vyksta šis procesas. Išdalijęs įrenginius, matau, kad mokinių sąraše jų būsena pakinta į aktyvę. Išdalyję visus įrenginius, paprašykite mokinių patikrinti, ar jų įrenginiuose rodomi tokie pat lempučių signalai kaip ir šalia jų vardų ekrane. Jei taip, patvirtinkite, kad jie pasiruošę. Kai visi mokiniai pasiruošę, galite pradėti žaidimą. Iš pradžių bus pateiktas trumpas taisyklių paaiškinimas. Tada pažingsniui pateikiami įvairūs žaidimui būdingi elementai, siekiant sudominti ir įtraukti mokinius. Kiekvieno žaidimo pagrindinė idėja, dinamika ir vaizdinis stilius skiriasi. Ta patį klausimų rinkinį galima naudoti visuose pasiekiamuose žaidimuose ir tai užtikrina didesnį lankstumą, nes galite pasirinkti jūsų pamokai bei mokiniams tinkamą formą. Pereikime prie kito projekto. Testų pradžios ekrano vaizdas šiek tiek kitoks. Kai kuriuose projektuose yra daugiau nei viena klausimų serija, pavyzdžiui, pamokos pradžioje ir pabaigoje. Viršuje matysite, kiek joje yra serijų ir klausimų. Tada pasirinksite pamoką, kurios testą norėsite pateikti. Pasirinkite testų režimą toliau. Pirmas pateikiamas numatytasis režimas, kurį pasirinkus pirmenybė teikiama žaidybinimui. Naudojant šį režimą, atsakymas turi būti teisingas ir atsakyti reikia greitai. Atsakymo pateikimo laikas skaičiuojamas. Šį režimą geriausia naudoti kaip standartinį žinių patikrinimo testą, pateikiama konkurso forma. Antras režimas. Trumpas testas. Yra gerokai paprastesnis ir jį naudojant dėmesys sutelkiamas į mokinių įvertinimą. Testo rezultatai pateikiami pačioje pabaigoje. Nematote tarpinių rezultatų ar bet kokių kitų duomenų, galinčių blaškyti mokinius arba kelti jiems įtampą testo metu.
Paskutinis testo variantas - tinkintas, suteikia galimybę pritaikyti taisyklės pagal jūsų poreikius. Pažiūrėkime, kaip veikia numatytasis režimas. Centre matysite klausimą, po juo pateikiamas laikmatis ir jau pateiktų atsakymų skaičius. Žemiau pateikiami galimi atsakymai. Išdėstymas atitinka Klesped įrenginių mygtukų išdėstymą ir galinį apšvietimą. Kai pasibaigia laikas arba mokiniai atsako į klausimus, ekrane rodoma statistika ir teisingas atsakymas. Šiuo etapu galite paaiškinti, kodėl teisingas būtent tas atsakymas. Tada pereinate prie tarpinių balų. Už kiekvieną teisingą atsakymą mokinys gali gauti nuo 500 iki 1000 taškų. Tai priklauso nuo jų atsakymo greičio. Kita galima parinktis yra teisingai-neteisingai tipo klausimai. Bus aktyvuoti tik viršutiniai Klesped įrenginių mygtukai. Ekrane matomos dvi papildomos parinktys. Naudodami pirmą parinkti galite sutrumpinti laiką, per kurį reikia atsakyti. Antra parinkti suteikia galimybę praleisti klausimą ir už jį niekas negauna taškų. Testo pabaigoje matysite pakylą, o po to - galutinių pozicijų ekraną. Jei norite peržiūrėti visų jau žaistų žaidimų arba atliktų testų rezultatus, eikite į pagrindinį meniu ir pasirinkite skirtuką mokiniai. Tiek tereikia žinoti norint naudotis Classvoice. Dėkoju už skirtą laiką. Tikiuosi, kad peržiūrėsite ir kitus mokomosius vaizdo įrašus, kad sužinotumėte, kaip kurti projektus ir susipažintumėte su daugiau pažangių Classvoice funkcijų. Iki greito pasimatymo.